bet yra dar to laiko ir netiek jau mažai. Taip, tai čia dauguma buvo pranešimo apie tai, kas toj duomenų bazėje gerai, jums tai yra mokslininkams ir tyrėjams, o šitas modulis iš tikrųjų skirtas projekto vykdytojams, man, Linai, Nijoliai daugiau, Rūtai ir kitiems, kurie gali pasižiūrėti ir netgi valdyti kai kurios procesus. Tai pats ekspertavimo modulis buvo pradėtas jau praktiškai prieš 6 metus ir toliau tobulinamas, taip kad aš dabar jį būdinsiu kaip visumą ir kokiam dabar mes iš tikrųjų, kokiai būklėje esame ir ką galime daryti, kad jūs maždaug įsivaizduotumėte. Senasis adresas ekspertam prieinamas yra, kurie ekspertuoja, tai yra vminfolit.ltx. Naujasis lituanistika DB.lt, visų ekspertų pagalba buvo toks adresas sugalvotas. Kokie aktoriai? Tai čia yra iš universalios modeliavimo kalbos paimtas, sakykime, toksai būdas pavaizduoti formaliai, kokie dabar pas mus yra tie mokslininkai, jie iš tikrųjų yra ekspertinio vertinimo ekspertai ir tvarkomo vertinimo ekspertai. Taip pat kokie yra administratoriai, tai yra specialistai ir administratoriai. Taip pat dar kaip aktorius yra visa sistema, tai yra praktiškai visa duomenų bazė lituanistika, kuri iš tikrųjų yra informacinė sistema didžiulė. Čia taip pat naudojasi dar tai universalio modeliavimo kalbos, sakykime taip, formalistika. Tai kokie yra pagrindiniai dalykai mūsų, iš tikrųjų yra ekspertas, kuris gali turėti nuo 0 iki daug sutarčių. Kiekvienai sutarčiai yra priskirta nuo 1 iki daug publikacijų, kiekviena sutartis gali turėti nuo 0 iki 1 akto. Čia aprašoma formaliai, kiekvienam programuotojui aišku, kaip tam tikra objektų klasė. Įsivaizduot maždaug struktūrą, kokia čia yra sudėtinga to ekspertavimo modulio, tai yra 44 MySQL lentelės įvairiai sudėtos. Bet kai aš pasidomėjau, kiek dabar yra lentelių citavimo modulyje, tai žinokit, tik tai lygiai per pusę. Taip, kad citavimo modulis praktiškai yra tik dvigubai silpnesnis negu šita mūsų ekspertavimo posistemė. Taip, kad apie citavimą, ką čia pasakoju, yra labai rimta sistema ir man atrodo dar jinai save pateisins. Dokumentacija, Linas paminėjo, kokias dokumentacijas prastai mes gauname, bet čia dar yra ir papildoma tiek ekspertinio vertinimo ekspertų vadovas, tiek tvarkomo vertinimo vadovas. Ir toliau trumpai labai parodysiu aš puslapiukus, kad jūs maždaug įsivaizduotumėt, kaip mes dirbam su to ekspertavimo moduliu. Pirmiausia, tai kaip ir ekspertai prisijungia čia, taip ir administratoriai. Mes turim savo, aišku, atskirą slaptažymį ekspertų ir gauname iš karto va tokį sąrašą paslaugų. Iš čia tik tai 2 paminėsiu apie ekspertus, kas mums labiausiai aktualu, tai yra sužinoti jų vardą pavardę, koks jų kodas, sakykime, jeigu reikia sužinoti informaciją detalę apie jų įvestą anketą, taip pat jeigu reikia priskirti naujas sutartis. Taip pat, jeigu reikia, žinoma, mes to ir naudojame, siunčiame paštu visiems, bet kaip matote su BCC formatu, taip kad ekspertas eksperto nemato, nes iš tikrųjų lygiai formaliai tai vienas ekspertas neturėtų žinoti kito eksperto. Ir kitų duomenys. Jeigu ekspertas mums leidžia, mes galime užsipildyti jo socialinio draudimo ir banko sąskaitą, kad nereikėtų sąskaitose padaryti klaidų ir visą laiką visose sutartyse tai naudojama. Ekspertinio vertinimo procesų valdymas, turime kiek daug paslaugų iš tikrųjų, paminėsiu tik tai 2, tai apie sutartis žinome visus duomenis, jeigu reikia iš karto galime ir aktą atsispausdinti, ir sutarties PDF-ą pasižiūrėti, ir kiek kokioje čia sutartį publikacijų yra. Ir taip pat, aišku, vienas iš labai svarbių dalykų, kad mes visą laiką galime stebėti ir būsenas, tai yra tam tikras ataskaitas, čia, pavyzdžiui, paminėta, nes jeigu pasirinkom
lituanistika, kiek yra lituanistikų publikacijų, ar 2 ekspertai ekspertavę reikėjo ir 3 eksperto, apie ką minėjo mums Rūta. Labai analogiškai tvarkomojo vertinimo procesas, visiškai panašus, bet kadangi tvarkomajam vertinime naudojami trupučiu kitokie algoritmai, todėl reikėjo daryti atskirą praktiškai aplinką šitam reikalui, bet irgi lygiai taip pat panašiai mes galim žinoti apie tvarkomojo vertinimo ekspertų visus duomenys ir apie tvarkomojo vertinimo publikacijų būseną. Čia, pavyzdžiui, pasirinkta būsena, kurias dar ekspertai tvarkomo vertinimo nusprendė, kad publikacijas reikia kelti į ekspertinį vertinimą ir ten ekspertuoti detaliau. Taip pat turime parametrų vertinimo aplinką, kurioje galime nustatyti kiekvienam etapui sutarties generavimo numerį ir kitus dalykus. Čia mūsų vidiniai. Žinot, kad jau praėjo 4 etapai, kiekvienam etapui yra surinkami tokie parametrai. Taip pat labai svarbus dalykas yra administratoriai nuolat turi keisti slaptažodį. Čia mes naudojamės irgi tom rekomendacijom pasaulinėm. Ir taip pat galime prireikus vartotojui pranešti slaptažodį SMS žinutę. Aš gavau ne tik pasveikinimą per verbinės, bet ir vienos kolegos prašymą atsiųsti slaptažodį, jinai pamiršo. Nusinčiau, aš nežinau, ar ta kolegė čia šiandien yra, bet ją tikrai nusintėme. Toliau, klasifikatorius prireikus galime tvarkyti, ir žinoma, personalijų duomenų bazę, mes kaip įvedėme gerbiamos Ingės duomenis, matot, kad yra galimybė lietuviškai ir angliškai įvesti ir kokį rezultatą Lina jau parodė. Taip pat gali, prieš paskutinį mano slaidas, reiškia eksperto aplinka. Ekspertas kiekvienas pas mus dabar supažindinamas individualiai. Jeigu jisai yra ekspertas, mes jam individualiai pasikviečiam ir apmokome dirbti su jo aplinka. Štai kiek jisai turi daug galimybių žiūrėti ir savo sutartį sudarytas ir kaip ekspertavimo istoriją ir ekspertavimo visą procesą. Bet čia yra toks dalykas, kurį galim čia viešai paskelbti, kad yra ir priminti, kad kiekvienas ekspertas turi galimybę pasikeisti savo slaptažodį. Tiek viskas, linkiu malonaus bendradarbiavimo. Ir dar, žinoma, aš dabar turiu dar vieną pranešėją pristatyti, tai yra kalbės apie mokslininkam ir kitiems tyriems studentams organizuojamus mokymus gerbiama Rima Lusovskienė, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija.